Sveiki! Šiandienos Judam kartu treniruotė yra skirta jūsų veido raumenims. Treniruotę vesiu aš, sertifikuota Facebuilding trenerė Viktorija Baltramiejūnienė. Tikriausiai jums natūraliai kyla klausimas, kasgi yra Facebuilding. Aš pasakysiu labai paprastai. Facebuilding tai yra mankštų sistema skirta jūsų veido grožiui ir jaunystei. Mes mankštiname jūsų veido raumenis. Tokiu būdu veidas įgauna tonusą, oda tampa lygesnė, gražesnė, atsiveria akys ir iš tikrųjų tiesiog pagražėja jūsų gyvenimas. Taigi, mažiau kalbų, daugiau darbų. Šiandien mes mankštinsime, treniruosime mūsų kaklą. Labai didelį raumenį, kuris vadinamas platizma. Tačiau, kaip ir bet kuri klasikinė treniruotė, ši treniruotė prasidės apšilimu, po to padarysime keletą efektyvių pratimų ir vėlgi atpalaiduosime mūsų raumenukus. Mažiau kalbų, daugiau darbų, pradedame nuo veido apšilimo. Veidą apšilsime tokiu būdu. Kartosime tokias raides. A, O, U, E, I. Tai truputėlį apšils būtent šitą veido dalį, va šitie raumenukai pradės dirbti. Čia plūs kraujas ir mums iš tikrųjų nuo to bus lengviau toliau dirbti. Pradedame. Darome 10 kartų, kartuojame kartu su manimi. A, O, U, E, I. 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 Jaučiame jau truputėlį tempimą šitose vietose, tačiau tęsiam toliau. A, O, U, E, I. 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 Jeigu jūs jaučiate čia spazmą, truputėlį atpalaiduojame, taip truputėlį pačiaupiam, tai va savo burnytę. Važiuojame toliau. Pūsime žandus. Tai darysime po 5 kartus kiekviename žande. Kairysis ir dešinysis. Pažiūrime į mane ir kartuojame kartu. Kairysis žandas ir dešinysis žandas. Važiuojame po 5 kartus. Vėlgi, atpalaiduojame, papučiame tarsi vėją. Arba galime padaryti arkliuką, jeigu mes iš tikrųjų jaučiame stipresnius spazmus ir netgi tam tikrus spazmus po ankstesnio apšilimo pratimo. Arkliukas daromas šitaip. Nesijuokite, tai labai veiksminga. Važiuojame toliau. Vėlgi pučiame mūsų žandus tik tai į viršų ir apačią. Irgi po 5 kartus. Važiuojam. Padarom kartą arkliuką. Toliau apšilimas vyksta tokiu būdu, kad mes pripučiame žandus ir pasiėmam treniruoklius. Tai yra mūsų rankas. Išpučiame žandus ir truputėlį darome pasipriešinimą mūsų rankomis ant žandų. Taigi, veido apšilimas yra baigtas, toliau judame prie kaklo. Galiu pasakyti labai paprastai, jeigu jūs neturėsite taisyklingos laikysenos ir jeigu jūsų kaklas nestovės teisingai, jūs niekada neturėsite jauno ir gražaus veido, kadangi visas maitinimas ir visa limftaka eina per mūsų kaklą į mūsų galvą. Taip pat, jeigu jūs nedarysite kaklo apšilimo, jūs tiesiog negalėsite judėti toliau ir galbūt netgi turėsite kaklo skausmus. Kas liečia žmonės, kurie turi migreną, irgi šitie pratimai labai tiks. Taigi važiuojam, apšilame kaklą, pakeliame galvą, užverčiame galvą atgal ir nuleidžiame į priekį. Darome 5 kartus. Pečiai tuo metu yra labai gražiai ir tiesiai išskleisti. Sėdime tiesiai. Geriausias dar vienas patarimas, darydami pratimus, jūs sėdite ant kėdės ir pilnai prispaudžiate kojas prie žemės. Važiuojame toliau, darome į šoną kaklo tempimo pratimus. Tuo metu taip pat veikia šitie raumenys, kurie eina prie peties.
mūsų kaklo raumenis, kurie eina prie peties. Čia labai gražiai viską mes išjudiname. Važiuojame po 5 kartus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir dar 2 kartus 9, 10. Dar vienas pratimas, kuris yra labai puikus, ne tik veido mankštų prasme, facebuildingo prasme, bet ir aplamai tiem, kurie visą laiką žiūri į telefono ekraną arba sėdi susikūprinę prie kompiuterių, mes patempsime va šitą va kupros raumenį. Paėmėme, suimame rankas, sukryžiuojame ir dedame ant mūsų kaklo. Tuo metu palenkiame galvą ir ištempiame mūsų raumenį. Jaučiate įtampą? Nesusikūprinkite tuo metu, turi būti pasipriešinimas. Palaikome ir paskaičiuojame iki 5. 1, 2, 3, 4, 5. Paleidžiame. Ir paskutinis pratimas mūsų kaklo išjudinti. Padarome į skirtingas pusės. Šitaip va. Pajudiname mūsų kaklą. Gali jaustis jums traškėjimas. Nieko baisaus. Tai yra jūsų kaklo darbas. Taigi, galime pasakyti, kad apšilimas yra baigtas. Apšilimu turi prasidėti bet kuri veido mankštos treniruotė. Nesvarbu, ar jūs mankštinate visą veidą ar tam tikrą veido dalį. Taigi, važiuojame prie mūsų kaklo. Pirmas pratimas yra skirtas visai kaklo raumenų grupiai lavinti. Paėmame, pasižiūrėkite į mane, praveriame burną. O, tarsi sakytume O ir labai aukštai užverčiame galvą, pakeliame, pasižiūrime į lubas. Važiuojame 15 kartų. Uždarome burną ir jaučiame šioje vietoje raumenų tempimą. Tempiame viską, išsitiesiname. Puiku, jaučiate tempimą, tai yra tikroji raumenų mankšta. Dabar iš karto atpalaiduojam truputėlį tos raumenukus ir toliau einame prie kito pratimo. Atpalaiduojame va šitaip. Kreipkite, galite į skirtingas pusės. Kitas pratimas irgi skirtas kaklui, stiprins mūsų kaklo šitą dalį. Atrodo šitaip, aš jį vadinu stalčiukas, nenoriu nieko įžeisti, iš tikrųjų tai yra facebuilderių pavadinimas stalčiukas. Mes važiuojame mūsų žandikauliu į priekį. Tai padarome 15 kartų. Važiuojam. Dar 7. Puiku, jaučiate tempimą šito raumens. Šitas raumuo, kuris yra žandikaulio raumuo, labai puikiai padeda turėti mūsų veido karkasą, stiprinti mūsų veido karkasą ir mūsų kaklą. Kitas pratimas irgi judinama šita mūsų veido dalis. Padarome stalčiuką, vėlgi, besijokiam stalčiuką ir pasukame veidą į šoną. Tokiu būdu mes tonizuojame ir mankštiname ne tik šitos veido raumenis, bet ir visą šitą raumenį ištempiame. Važiuojame. 1, grįžtame. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Jaučiame visą mūsų kaktą. Raumenų veikimas dar bus 72 valandas. Šį kartą treniruotę baigiame. Linkiu Jums būti gražiais ir jaunais. Iki kito karto.